Labas podcast'o, kodėl jie taip daro, mylimi žiūrovai. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad stebit. Labas, Laurinai. Labas, Gintai, sveiki, kas žiūrit. Aš turiu pastebėti, kad antrą seriją iš eilės atrodai fantastiškai. Ačiū tau, tu irgi. Taip, mes labai puikiai atrodom dėl to, kad mumis rūpinasi mūsų nuostabi draugė Monika, kuri mus pagrimuoja. Mes jai labai dėkingi už tai, kaip rasti Moniką, kaip atrodyti tokiem pat gražiem kaip mes su Laurinu. Galite šio epizodo aprašyme susirasti kontaktus ir jeigu reikia, kreipkitės ir būsit pagrimuoti. Taip gražiai kaip ir mes. Taip gražiai kaip ir mes. Ačiū, Monika, tau. O iš karto aš norėčiau šį epizodą pradėti nuo frazės gėda, pelėda, lašinių neėda. Aš nežinau, ar Laurinai, tu žinai tokią frazę, mes vaikystėje kažkaip labai dažnai tą sakydavom. Aš žinau ir aš netgi galiu jausti savyje tokį nemalonų virpuliuką girdėdamas tai, ką tu sakai, taip labai tikrai primena vaikystę ir tuos gėdingus vaikystės momentus. Mes šiandien kalbam apie gėdą ir aš iš karto noriu paprašyti, kad tu apibrėžtum, kas yra per daiktas ta gėda, kad mes visi būtumėm tam pačiam laive, kad kalbėtumėm apie tą patį dalyką, kaip mes suprantame gėdą. Yeah. Gėda yra labai sunkus jausmas, kurį mes tikėtina pradėjome patirti arba išsiugdėme, arba jis atsirado, susiformavo, kai labai senai, kai dar pradėjome gyventi bendruomenėse, nes ten buvo galima, negalima taisyklės ir taip toliau, ir kažką padarius ne taip, buvo negerai. Ne? Tai gėda galima apibrėžti kaip jausmą, kad koks aš esu, kad taip padariau. Ne? Kitaip sakant, taip gal netgi patikslinimui, žmonės gėdą kartais su kalte maišo. Jo, gėdos jausmą ir kaltės jausmą, bet kaltės jausmas yra, jį labiau galima apibūdinti kaip tokią frazę, ką aš padariau. Vat ką aš padariau. Gėdos jausmas labiau skamba, ką aš padariau. Supranti skirtumą? Aš suprantu. Kaltė yra labiau apie veiksmą, kurį aš atlikau. Gėda yra apie tai, koks aš esu, kad aš taip padariau. Tai yra labiau apie save. O, labai įdomi, tu čia pasakai, nes aš dabar pradėjau iš vis galvoti apie, aš manau, kad tų gėdų yra visokių. Žiūrėk, pavyzdžiui, tu gamini vakarienę šeimai. Taip. Ne? Ir ji nepavyko ten, sudeginai. Taip. Pavyzdžiui, sudeginai mėsą, kurią kepėjai. Taip. Ir tave gali užplūsti kaltės jausmas ir jisai sakys, kad žinai, sudeginau mėsą. Okay? Sudeginau mėsą, čia, žinai, kaltas negerai. Gėdos jausmas tau sakys, aš esu prastas kulinaras. Aš nemoku gaminti. Gerai, suprantu, bet, pavyzdžiui, gėda būna žmonėms pristatyti savo šeimą naujam partneriui. Taip. Nes jam atrodo, kad galbūt jo šeima ne tokia simpatiška, galbūt ne tokia pasiturinti, kaip jis norėtų, ar ne? Gėda žmogui būna dėl savo išvaizdos. Taip. Kartais dėl, sakykime, kažkokių svorio problemų. Tai dėl to, koks aš esu. Gėda taip. Dėl to, koks aš esu. Taip, taip. Tikrai taip. Kaip atsiranda tas jausmas? Kas jį užveda? Ir ar jis mums yra reikalingas? Nes tu pirmoji serijoje sakei, kad jeigu mes neturėtumėm baimės, čia nebūtumėm, nes būtumėm mirę turbūt. Taip. Tai kuo tarnauja mums gėda? Jinai yra labai geras toks savireguliacinis mechanizmas. Jeigu nėra išsireguliavęs, kas irgi nutinka neretai, kad žmogus gėdos jaučia per daug ir per dažnai, arba per stipriai ją jaučia, bet jeigu gėda funkcionuoja sistemoje žmogaus organiškai ir taip subalansuotai, jinai padeda reguliuotis, jinai padeda nedaryti dalykų, kurie visuotinai yra nepriimtini, netinkantis ir taip toliau. Ten nežinau, nepersti restorane prie stalo, ne?
toks lyg ir ne visai fainas dalykas ir vat, kad tai yra gėda daryti, mes to nedarome. Ne? Taip. Aš tiesiog labai greitai įsivaizdavau, kaip atrodytų restoranas, jeigu ten visi be gėdos jausmo susirenka. Tai darytų, ne? Tai gėda padeda susireguliuoti. Aha. Visuomenė. Štai kodėl aš čia pradėjau, kad matyt atsirado tada, kada mes pradėjome gyventi bendruomenėse. Taip. Ir ilgainiui atsitiko visokių tokių būdų, kaip sugėdinti žmogų, ne? Ir ne visi jie iš tiesų yra padedantis šiaip normaliai funkcionuoti. Beje, kuo įdomu yra, kad gėda nuo kalties, kuo skiriasi, kad dažnai, kai mes padarome kažką, ne okei, kažką negero, nefaino, ne? Tyčia, netyčia, nesvarbu. Kalties jausmas dingsta, kai mes išperkame savo kaltę. Tai gali būti, kad atsiprašome. Sakom, atsiprašau, kad aš tai padariau arba pasakiau. Ir sulaukėme atleidimo. Sako, gerai, viskas, ačiū, kad atsiprašai, arba nieko tokio, suprantu, viskas gerai. Arba, nežinau, padarom nedidelę ten kur nors aikšteliai besiparkuodami avariją, perbraukiam per kitą automobilį ar ne ten kažkaip. Tai mes galime sakyti, aš atsiprašau, kad čia taip nutiko ir padengti nuostolį kažkokiu tai būdu, ne? Ir šitas kalties jausmas dingsta, nes mes išperkame savo kaltę. Taip. Gėda yra kaip vyno dėmė staltiesėje. Jos taip lengvai neišpirksi ir neišplausi. Štai kodėl gėda dažnai mes nešiojamės už kažkokį tai epizodą ilgai, kartais dėl tam tikrų aplinkybių gali būti gėda visą gyvenimą. Ar aš tiesų sakydamas, aš tiesiog bandau dabar per visas gyvenimiškas situacijas perbėgti, kad gėda yra tarsi jau gimstant atsinešamas jausmas, nes pavyzdžiui, net žiūrėdami į mažus vaikus, kurie neretai dar nekalba, bet vos vaikšto ir jie pamatė, nežinau, ten močiutę ar senelį, kurio nematė ten savaitę ar dvi, tarsi kūno kalba sako, kad jis nebijo prieiti ar ne, bet jis taip kažkaip, mes esam linkę vartot, kodėl tu čia Mariuk susigėdai dabar, taigi močiutė taip tavęs pasilgo, žinai. Ja. Ar jis susigėdo tas Mariukas? Gal jaučiasi kažkaip, nežinau, bet tiesa yra tai, kad aš dabar, kadangi turiu du mažus ropojančius, dar tik tai dar nekalbančius ropojančius vaikus, tai aš turiu galimybę, žinai, prisiminti visus psichologinius ir terapinius vadovėlius ir viską, ką esu mokęsis, nes viskas paremta žmogaus raida ir jie dabar tokioj dar ankstyvesniai raidos savo stadijai, kol kas jie gėdos nejaučia. Žinai, gali vienas iš jų atsistoti, užsiropšti ant spintelės, numesti ten stiklinę, taurę, dar kažką, tai bus bus ten kažkas, bet nėra jokios gėdos. Ne? Ir aš labai taip įdėmiai stebiu, kada prasidės pirmieji gėdos požymiai. Jo, ir tai tikėtina, kad priklausys nuo tėvų, nuo mūsų. Kada mes pradėsim galbūt kažkaip gėdinti, kaip mes tai darysime ir kaip ta gėda kaip ji bus išreikšta. Ne? Vėlgi, dažnai gėdą mes galime matyti iš kūno kalbos, kad nedrįsta tas kūnas, toks lyg susimažinęs, lyg tai dar kažkas. Tai, ne? Dažnai gėda gali būti kaip bandymas pasislėpti, užsidengti akis, dažnai kai būna žiūrimi kažką gėdingo ir norisi, ne? Pasislėpti, dingti, užsidengti akis ir taip toliau. Bet tiesa yra tokia, kad, žiūrėk, gana dažnai, jeigu viskas dėliojasi neblogai, vaikai gėdos neturi. Vaikas gali užsilipti prie visų ant kėdės ir padeklamuoti eilėraštį. Gali. Ne, nes jis gali ten kažką pasakyti, jis gali padaryti galbūt kažką ne visai etiškai priimtino, ten nusiriaugėt, ten nežinau, dar kažkas. Ten įvyko, žinai. Ne? Aš turėjau labai šviežias. Bet kažkurio momentu mes galėsim stebėti, kad dėl tam tikrų veiksmų jau vaikui darosi gėda tai daryti.
Ir jisai susigėsta. Ir tada jau būna va, tai, ką tu paminėjai, tai ko tu čia nenori ateiti, čia pasirodyk, čia dar kažkur tais ar ne. Ir... Aš dabar prisimenu, mano vienam vaikui yra 14, kitam 12, tai jie abu berniukai ir jiems, pavyzdžiui, būdavo labai sunku mokykloje, darželėje jų. Jeigu tik ateidavau aš arba žmona, į kalėdinį pasirodymą jiems viskas sugriūdavo. Mhm. Ir, pavyzdžiui, aš turėjau labai šviežią situaciją vakar. 14-mečio krepšinio varžybos buvo. Mhm. Ir treneris prašė, kad čia labai svarbios varžybos, reikia palaikymo, žinai. Ir mes važiuojam, pasiėmiau dar kitą sūnų ir mes galų gale nenuėjome varžybas dėl to, kad tas vyresnėlis, kuris žaidė, jisai sakė, aš nenoriu, kad jūs būtumėt, nes man nemalonu. Mhm. Ir aš supratau, kad tai yra apie gėdą. Tai galėtų būti apie galbūt jo susikurtą ir atsakomybės jausmą kažkaip pasirodyti prieš jūs, jeigu jau jūs esate. Ne? Bet žinai, aš netgi dabar tu man tą pasakė, aš galvoju, aš netgi profesionaliame sporte esu matęs, kaip pavyzdžiui teniso turnyro, ten Grand Slamo metu, pasaulinė žvaigždė išvaro savo trenerį arba ten tėvą iš aikštės, nes jaudinasi pernelyg daug, suprasdamas, kad tas žiūri, žinai. Žinok, neretas atvejis, kai ten... Bet čia jau gal net nebegėda, čia jau kiti dalykai. Čia kiti dalykai, įtampa tokia vidinė, kuri kyla. Nes ta gėda man kol kas atrodo tokia, žinai, slidi kaip gyvatė, kai žaltys, žinai, ar čia gėda ar negėda. Nes aš tau mesiu kelis žirnius, tu juos gaudyk arba atmušk, gerai? Pasižiūrim. Pavyzdžiui, žmogus labai dažnai sako, kad jam yra gėda eiti paprašyti didesnio atlyginimo. Jo. Kodėl? Tai bus gėda. Dėl matyt nuostatos apie save, koks aš esu. Jeigu aš jaučiuosi ir tiksliai savyje turiu jausmą, kad aš esu vertas didesnio atlyginimo, aš ateisiu ir sakysiu. Dėl tokių ir tokių argumentų, priežasčių, aš manau, kad man būtų galima pakelti atlyginimą. Jeigu šito jausmo savyje aš neturiu, bet turiu kažkokią tai loginę, kažkokią seką mintį, kad reiktų atlyginimo, galbūt čia jau pradirbau, gal dar kažkas, bet viduje yra nuostata. Koks aš esu? Prisimink vatane tą tokį. Aš dar pridėčiau, kad šiaip yra sukurta daug stereotipų, kad jeigu žmogus eina pats paprašyti didesnio atlyginimo, jis dažnai būna paminimas kaip akiplėša. Ne, žinok, aš pervertinantis save kartais būna, ne? Nesutikčiau, žinok, matyt, kaip tą darai, kokiomis aplinkybėmis, bet man atrodo, kad man kaip kartais konsultuojant, net ne kartais, o gana dažnai konsultuojant verslą ir vedant mokymus, man yra labai aišku, kad jau gana senai tie tokie pokalbiai, kurių metu yra kalbama finansinė atlyginimo dalis arba kitokios privilegijos, žinai, darbuotojų, jos yra normalios. Tie vadinami HR-ai, tai yra žmogiškųjų išteklių, ten tie žmonės, vadovai, jie tos pokalbius reguliariai turi, jie yra įpratę girdėti šitos... Žinai, tu nustebtum, kiek daug įmonių apie HR dar nėra girdėję. Žinau, suprantu tai. Čia mes kažkada turėsim turėti atskirą temą. Tikrai, matyt, kad taip. Bet žiūrėk, yra vienas įdomus niuansas su gėda, kurį daugelis, jeigu taip užsimerktų ir pagalvotų, galėtų pagauti, ką aš bandysiu pasakyti. Jeigu mes imsime gėdą kaip spektrą, kad vienoje spektro pusėje yra man gėda, tai priešingoje spektro pusėje tai gėdai bus malonumas. Kitaip sakant, jeigu man gėda nueiti pas vadovą paprašyti atlyginimo, supranti, kad šiaip atlyginimo pakelimas yra labai malonus dalykas. Jeigu man gėda savo žmonos paprašyti kokio nors erotiško dalyko, kad ten, nežinau, galėtum apsirengti kažkaip, ne? Aš ką ir norėjau paliest, kad labai dažnai žmonėms būna prie alaus bokalo su vyrais negėda pasakyti, kokia būtų poza pageidaujama, ko trūksta, bet savo žmonai arba žmona vyrui gėdijasi pasakyti, kokio seksualinio gyvenimo norėtų miegamajam. Taip. Gėdos priešingoje pusėje visada bus malonumas. Jeigu vyksta vakarėlis ir žmonės šoka, tai vienas kažkuris stovi kamputį ir sako, ai ne, aš nešoku, man gėda, aš nemoku ir taip toliau, tai
Man patinka tas užrašas, žinai, yra toks memas ant degtinės butelio, kur užrašyta I know you can dance. Taip. Pasirašo vodka. Yeah. Tai tikėtina, kad alkoholis padės tą gėdą nuslopinti, sumažinti. Ir kažkurio momentu tai tik alkoholio klausimas, tas žmogus šoks. Bet jeigu imti labiau tokį sąmoningą veiksmą, įsivaizduok, kad ateina žmogus į vakarėlį, kuriame nėra alkoholio, bet vyksta šokiai ir žmogus gėdėjasi ten, trinasi pakampiai, sėdi kažkur, kažkas prieina jį, kviečia, jisai sako, aš ne. Tai tikėtina, kad užtektų suteikti jam pakankamai palaikymo, parodyti, kad žiūrėk, mes čia nesam profesionalų šokėjai, čia šoki kaip tu nori. Tikėtina, kad tai padėtų gėdos jausmą sumažinti, susireguliuoti tai, kad tai, kas čia vyksta, yra normalu. Ir tai reiškia, kad tai, ką aš jaučiu, irgi yra normalu. Ir tai padėtų gėdos jausmą sumažinti. Ir terapiniam kabinete dažnai tai būna, kai žmonės kažką kalba, sako, Dieve mano, turiu tokią gėdingą situaciją, nutiko ir man taip gėda dėl to ir panašiai. Aš gana dažnai pastebiu, kad žmonės šiaip kalba apie, jiems atrodo, kad jie pasakoja kažkokį tai wow, kažkokį tai išskirtinį reikalą, bet aš klausydamas aš suprantu, kad čia nėra nieko tokio. Tai yra šiaip normali situacija, gal kiek nepatogi, bet joje nėra tokios įtampos. Ir jeigu man pavyksta žmogui parodyti ir jis pamato, kad šiaip jau tai, ką jis patyrė ir tai, kas buvo, šiaip jau nėra nieko baisaus tame. Gėdos jausmas mažėja. Bet žinai, aš dabar pradėjau galvoti, kad viskas iš vaikystės arba viskas iš aplinkos, arba aš nežinau, ar tu suprasi, ką aš noriu pasakyti, bet tarkim, ar ne, neretai žmogui, mano galva, gėdėjimas į savo kūnų mes įdėgiam dar šeimose, nes nuo pat vaikystės pradedam, netgi yra posakis, prisidenk savo gėdą, kuris, pavyzdžiui, mane nervuoja, kokia čia gėda? Jo, matai, mes... okei, čia standartas, jau taip, mes nepakeisim, ar ne? Bet, pavyzdžiui, aš kažkada turėjau kolegę, kuri yra iš Klaipėdos ir mes juokaudom, aš nežinau, ar dabar ten taip yra, bet kad klaipėdėtės, kaip atpažinti klaipėdėtę merginą? Tai jeigu tu pamatai laiptiniai merginą, kuri išnešinėja šiukšles ir yra su full make-upu, labai gražiai apsirengus ir taip toliau, ji yra iš Klaipėdos. Okay. Nes tipo Klaipėdoje merginos net šiukšlių neišeina išmest, neatrodydamos taip, kaip jos atrodys tą dieną, kai jis prie altoriaus. Ne? Arba, pavyzdžiui, aš prisimenu iš savo vaikystės, ką aš ilgą laiką beje turėjau, nes tik grįžti namo, tu turi persirengti rūbus į naminius, o su naminiais neduok Dieve, tu kažkur išeisi, nes tai yra gėda, nedaryk gėdos giminiai, ten suplyšę džinsai, nedaryk gėdos. Man dabar, pavyzdžiui, yra visiškai vienodai, kaip aš atrodau, nes aš žinau, kad aš nekvepiu blogai, aš nesu kažkoks apiplyšęs, nors jeigu aš, pavyzdžiui, darau sodo darbus ir man pritrūko žemių ir aš esu purvinas, aš važiuoju tais pačiais rūbais į tam tikrą parduotuvę nusipirkti žemių, nes man reikia užbaigti darbą čia ir dabar ir aš nejaučiu jokios gėdos. Bet aš prieš 10 metų būčiau jautęs didžiulę gėdą. Laurinai, ir aš teisingai suprantu, taip, rezimuojant viską, kad gėda sukuria aplinka, sociumas, žmonės, kurie pradeda tave kažkokius, jie nori gal tave rėmuose matyti? Ne, žinok, tai ne tiek apie rėmus, kiek visuomenėje dėl religinių, kultūrinių, įvairiausių susiformavusių įsitikinimų visuomenėje yra tam tikros galima, negalima, gerai, negerai, normalu, nenormalu, gražu, negražu taisyklės. Tokia bendroji, žinai, bendrai vadinant tokia kultūra. Ir tiesa tai, kad būtent kas yra gėdinga, kas yra gėda, dėl ko reikėtų jausti gėdą, žmonės išmoksta būtent iš aplinkos. Pirmiausia, tai yra tėtis, mama, kurie ten, nežinau, vaikas kažką sudaužė ir prieina, tai kodėl tu tai padarėjai, tai kodėl tu čia taip imi ir panašiai, ar ne? Tai reiškia, kad yra, žinai, kritikuojamas ne tik, kad pats veiksmas, bet kad tu esi blogas, kad tu taip padarėjai. Ne? Tada gali būti darželis, mokykla, prašau atsisėsti gražiai, taip sėdėti, o taip
o taip geros mergaitės nedaro, o tikri berniukai nedaro šito. Visi tokie, žinai, tie šablonai. Tada atsiranda mokykla su mokytojais ir visa bendruomenė. Taip. Mokykloje mokinių tarpe irgi kūrėsi subkultūros įvairiausios nerašytos taisyklės, kas yra ok, kas ne ok, kas yra cool, kas yra krūta, kas yra faina, kas ne. Ir lygiai taip pat visuomenėje. Štai kodėl kultūriškai šiek tiek mes galime stebėti, kad dalykai, kurie gėda vienoje kultūroje, bus visai negėda kitoje. Koks man pirmas pavyzdys, jeigu vakarų arba civilizuotame pasaulyje moteris, žinai, kaip ir nevaikšto gatvėje nuogom krūtim. Taip, gaila. Kad ir kaip vyrai to norėtų, tai mes galime matyti Afrikos ir kitokias gentis, kur moteris vaikšto lygiai taip pat nuoga viršutinė dalimi kaip ir vyrai ir požiūris tai yra visiškai kitoks. Gerai, Laurinai, gėda. Aš suprantu, viskas yra tvarkoj. Gėda yra, kai tu ten, nežinau, prisiliobi, pradedi ten daryti nesąmonės, tai tada yra gėda gerai, bet gėda yra ir blogai kartais, nes gėda tave stabdo. Pavyzdžiui, gėda, tu tarsi norėtum išreikšti savo nuomonę, pasisakyti, bet tau yra kažkaip gėda. Pavyzdžiui, man būdavo gėda pasakyti statybininkui, kad jis padarė nesąmonę. Man kažkaip atrodo, ką aš dabar išsikalinėsiu? Tiek to, ką aš pakentėsiu. Žinai. Matai, gėda dėl to, kad tu matydamas savo fantazijoje save darantį tai, tu matai save kaip žmogų, su kuriuo tu nenori turėti nieko bendro. Taip. Nes aš atrodau bjaurus tada. Jo, ir tada tu susigėsti, tu atrodai bjaurus ir tu užspaudi ir ką tu tada padarai? Tu vietoj to, kad žmogui išreikštum savo nuomonę, paprašytum kažką pataisyti ir taip toliau, tu, kaip sakyt, kenki savo. Dar kitas dalykas, kurio aš tavęs labai noriu paklausti, dabar klausydamas viską, ką tu kalbėjai apie gėdą. Manau, kad tai turėtų būti baudžiama irgi, baudžiamąją teisę. Aš kalbėsiu apie, labai dažnas atvejis yra antros pusės, kurios stabdo arba nukerpa žmogaus sparnus, primesdamos galbūt savo gėdą jam. Pavyzdžiui, kai žmogus jaučiasi labai gerai draugų kompanijoje, jis atsipalaiduoja ir čia nebūtinai tu turi būti prisiliobęs ten iki žemės graibo. Tu tiesiog gerai jautiesi, tu pasakoji anekdotus, tu šoki, tu padarai kažkokią nesąmonę, dėl kurios visiems juokinga. Tau tuo metu juokinga, bet tikrai aš manau, kad daug kas supras, jog tokiu metu staiga atsiranda ponė arba ponas, kuris pareiškia, ką tu čia darai, nedaryk man gėdos. Bet čia yra tavo reikalas, ar ne? Visiškai. Turėtų bent jau būti. Visiškai. Bet pasakydama šitą sakinį, nedaryk man gėdos, tu žmogaus supras, kad tu tuo metu sugriauni vakarėlį visiems. Taip, ir tai yra klasikinis atvejis, kaip gėda yra skiepijama į besivystantį jauną žmogų. Nežinau, aš savo gyvenime tą esu girdėjęs ne kartą. Aš pamenu, kai mane mama ten gal man kokia 15 buvo, pagavo, kad aš rūkiau. Nors aš nebuvau rūkantis, bet žinai, kaip paauglys, aš ten kažkur truktelėjau. Tai aš pamenu, kad ji padėjo cigarečių pakelį ant stalo ir sakė, jeigu tu nori rūkyti, rūkyk namie, kad nedarytum man prieš kaimynus gėdos. Tam, kad aš tai daryčiau, namie, kur nieks nemato. Super. Tai tu gali įsivaizduoti, ant kiek yra gėdinga, tokia, kiek mano mamai tai buvo gėda, kad ji geriau sakė, geriau daryk čia, nes jeigu darysi kažkur laukia gatvėje ir taip toliau, kažkas pamatys. Aš gal mamą ir tėtį dar suprantu dėl tam tikrų veiksmų, nes tarsi tai galbūt išneša į viešumą tavo šeimos tam tikras problemas arba auklėjimo modelį, ar ne? Tai čia aš gal dar kažkaip pateisinčiau tą tėvišką, jeigu jinai yra kažkokiose sveiko proto ribose, ne? Bet, pavyzdžiui, aš tikrai labai žinau žmonių, kurie vengia, tarkim, kažką rašyti, kalbėkim taip, kaip kalbam, postinti ir taip toliau socialiniuose tinkluose, nes jis iš karto gauna žinutę, nedaryk gėdos. Kokia čia nesąmonė įkėlė gėdą? Jo. Žinok, netgi galbūt... Čia ir noras kontroliuoti?
čia tai galbūt dar kiti dalykai, bet kiek dažnai žmonės pasiryžta užsidaryti savo kiautę, nerodyti savo darbų, savo pasiekimų, savo kažkokių gražių pusių, talentų savo, dėl to, kad jie turi įsivaizdavimą, fantaziją, kad tai, ką parodysiu, niekam nepatiks, bus nurašyta ir tai bus labai didžiulė gėda. Tai vat, kažkur yra tas įsitikinimas, kad tai, ką aš darau, ir žinai, būna kartais, nežinau, atėjai pas draugą, jis pagamino kažką valgyti, tu sėdi, sakai, Dieve, kaip skanu ir kaip faina, tu puikiai gamini ir taip toliau. Eik tu čia nieko, čia nepavyko, ten dar biški prisvilo, čia dar biški to trūksta ir taip toliau, ne? Tai žmogus lyg tai susigėsta vietoj to, kad priimtų komplimentą, sakytų, ačiū, aš labai stengiausi, aš mėgstu tai daryti. Bet mes netgi esam skatinami, man atrodo, nuo vaikystės į komplimentą reaguoti susigėstant. Nes tarsi dabar aš pats bandau padaryti išvadą, tarsi tau nuolat yra sakoma, kad tu niekada nebūsi toks geras, kad būtum vertas komplimento. Truputėlį visada gėdikis. Taip. Ir mūsų kultūrinis yra šioks toks auklėjimo ta pasiekmė, kad gal tu būk paprastesnis, gal tu čia neišsišoka, ne? Tai čia mes natūraliai prieinam prie mano galva geros ir blogos gėdos, kada tos gėdos, pavyzdžiui, yra per daug. Taip. Aš nežinau, tu vėl sakysi, čia gal taip negalima skirstyti, tai tu paskirstyk taip, kaip galima, nes turbūt visi suprantam tam tikrus atvejus, yra visuotiniai kažkokios normos, tarkim, jeigu mes dabar su tavim nusirengėm ir nusprendžiam, kad nuo šiol podcastą vesim nogi, nes mums negėda ar ne, ir dar taip ir vaikščiosim gatvėm, mes turbūt jau pažeistumėm kitų žmonių ribas ir erdves. Tikrai tai. Ir čia nebūtų gerai. Tai turbūt visi kažkaip bendrai sutarėm, kokia ta negera gėda yra viskas aišku. Ta gera gėda viskas aišku. Tas savireguliavimas. O dabar, kada gėda yra negerai, kada jos yra per daug ir kada jį pradeda kišt koją žmogų? Kai jauti, kad dėl gėdos negali imtis veiksmo, kurio galbūt norėtum ir jis objektyviai visuotinai yra priimtinas. Jeigu norėtum nusirengti ir eiti gatvę, tai matyt, kad gerai, kad yra gėda, kuri sustabdo, arba kažkokie kiti įstikinimai, galbūt baimė baudos, kalėjimo, dar kažko, ne? Bet įsivaizduok, kad nežinau, tu galbūt kuri eilės ir tu norėtum, kad jas skaitytų daugiau žmonių, bet tau be galo gėda tai daryti ir tu nesidalini tuo. Ir tu tada turi tokias vidinės, vidinius dialogus ir tokius momentus, kai nuvertini save, nurašai save, kai slepi save, užsidarai. Man, žinai, kaip mes priimam gėdą, ir čia aš dar, kai kalbėjau apie kultūrinius skirtumus, aš esu matęs vieną gruziniškų vestuvių tradiciją. Aš nežinau, ar tai vyksta visose gruziniškose vestuvėse. Įdomu, pasako. Bet įsivaizduoju, kad gruzinai kaip tauta, jie kitokie negu mes. Ne? Visiškai. Gruziniškose vestuvėse kažkurio momentu įsitok ten stalas, tas tradicinis, didžiulis, maistu nukrautas, gėrimais, ta atmosfera tokia, ne? Kažkurio momentu atsistoja jaunosios tėvas, sustabdo viską, kas vyksta. Pasistato jaunai ir jį giria ir jam kalba komplimentus, nes jis yra tas, kuris veda jo nuostabiausią, būtybę jo gyvenime, jo dukrą. Ir jeigu jau jinai sutiko už tavęs tekėti, reiškia, tu esi vertas jos rankos, tu esi vertas tos nuostabiausios moters šitam pasaulyje rankos ir tu esi šaunus vyras. Ir jis pradeda apie tai kalbėti ir giria, ir tie gruziniški tostai su taure rankoje, ilgi ir taip toliau. Žinai, kokia jaunikio reakcija? Ne. Stovi taip kaip katinas saulės spinduliuose ir mėgaujasi, ir priima tai. Tai gruzinai neturi gėdos jausmo? Ne. Bet aš manau, kad jeigu kažkas panašaus vyktų Lietuvoje, tai tas jaunikis norėtų skradžiai žemę prasmėgti, greičiausiai, ne? Kitaip sakant, jų kultūroje
jeigu jau toks autoritetas kaip jaunosios tėvas jau sako gerus dalykus, nu tai jau žinai, jau gali sau leisti tai ir priimti ir to mėgautis. Aš nežinau, žinok, mes prašym, kad užduotų klausimų. Žmonės Turim klausimų? Gal turi gruziniškų šaknų, aš čia įterpsiu vieną iš karto klausimą. Nes mums parašė, žinau, kad moteris parašė ir vardo aš neminėsiu, nes tai nėra svarbu. Klausimas. Įdomu, ar man viskas normaliai, jeigu aš niekada nejaučiu gėdos jausmą? Nu, žinai, gėdos nejaučia tik sociopatai ir psichopatai. Tai aš labai tikiuosi, kad šito klausimo autorė vis dėlto gėdą gal dar net pažino. Patiria, bet galbūt jos net pažįsta. Bet kita vertus, jeigu jį rašo, reiškia, jį nėra kalėjime, tai tikėtina, kad vis dėlto jį nėra psichopatė arba sociopatė. Bet tu teigi, kad neegzistuoja žmogus, kuris nejaučia gėdos jausmą. Tai yra patologija, jeigu jo nėra. Nes būna, kad to gėdos jausmo nėra, bet tai yra patologija, tokius žmonės paprastai... Nu, ten žinai, ten kita istorija. Aš labai išraustu, kai draugai manęs paklausia kažko nepatogaus ir tuomet iškart jie daro prielaidą, kad atsakymas yra teigiamas, nes išraudau. Kaip yra iš tiesų? Čia turbūt mes paliečiam, kokie ženklai išduoda, kad žmogus pajautė gėdą. Ir ar visada raudonis yra gėda? Ne, matyt, kad ne visada kartais raudonis gali būti pakilusios temperatūros požymis, bet arba kraujospūdžio. Arba kraujospūdžio, arba dar kažko, bet viena iš reakcijų gali būti. Išmuša raudonis, jo, toks, žinai, paraudonuoja žmogus, prakaitas išmuša, akis nuleidžia, kūno kalba jinai susiprastina, kikenimas. Nu, pažiūrėk, kaip paaugliai kalba apie kokius nors nepadorius dalykus, ne? Tai tengi būna su tokiais pakikenimais ir visko kitko, kad... Bet kaip geras, žinok, kaip tu atrakinai, aš niekada nebuvau pagalvojęs. Man čia dabar, žinok, yra visiškai nuostabu, nes aš matai pats to nežinodamas, vis tiek išvadą padariau tą pačią, nes aš savo paaugliams, vaikams sakau, kad tai, dėl ko tau šiandien yra gėda, po keletos metų bus labai faina. Ir man labai patiko šitas tavo, aš norėčiau, kad mūsų podcast'o klausytojai išsineštų šitą žinutę labai aiškiai, kad tai, dėl ko yra gėda, priešingoje pusėje yra malonumas tau. Taip. Ok, gerai. Tai kaip žmogui su ta gėda tvarkytis? Jam reikia tvarkytis, nereikia tvarkytis, gyventi su ta gėda? Ką su jie daryti? Nes aš manau, kad yra daug žmonių, kurie dėl gėdos nepadaro daug nuostabių dalykų. Aš manau, kad mes beveik galime absoliutinti pasakydami, kad didžioji mūsų dalis gėdos patiria per daug ir ją jaučia per stipriai. Ypatingai tai yra gėda tokia ryški žmonių grupėje, kurie yra labiau perfekcionistai. Jiems tada arba tobulai, arba visa kita yra gėda, ne? Bet man dar vis tiek norisi, kad tu prieš tęsdamas taip labai aiškiai išskirtum, kad pats žmogus atskirtų gėdą ir baimę. Gėdą ir baimę. Kada tai yra gėda, kada tai baimė. Kada gėda, kada baimė. Žiūrėk, nes tas pats menininkas, jis gali bijoti būti išjuoktas, nesuprastas ir tai jau būtų baimė, kodėl jo paveikslai garaže. Teisingai, bet Gintai, tu supras, kad negali atskirti, gėda gali būti aplipusi dar ir kitomis emocijomis, pavyzdžiui, baimė. Okay. Arba kokiu nors ten, žinai, liūdesiu, arba dar kažko. Jinai tokiu, žinai, jinai pati emocija už parankės į savo į kompaniją dar pasiima kitų nuostabių emocijų, tokių, kurios tik padeda dar labiau gniuždyti ir stabdyti nuo veiksmo, kad neduok Dieve, žinai, bus negerai. Taip kad skirtumas, manau, kad tarp baimės ir gėdos visi gali, kurie plius minus ten, žinai, supranta savo emocijas, gali pasakyti, kada aš bijau, kada man gėda. Jeigu aš tave pastatyčiau prieš atlekiantį į tave automobilį, tau nebūtų gėda, tu bijotum. Tu tiesiog greičiausiai arba sustinktum, arba atšoktum, kad tavęs nepartrenktų, bet tai nebūtų susijęs su gėda. Tai būtų man, pavyzdžiui, žinai, kada yra dažnai gėda dėl savo baimių. Gėda dėl savo baimių. Manau, kad tai yra viena tokia labai dar visai svarbus aspektas dėl to, kad, pavyzdžiui, man yra gėda, jog aš bijau aukščio. Ir iš to labai dažnai
aš susiduriu, man yra gėda dėl to, kad aš bijau aukščio, tai reiškia, kad aš neinu į jokias karuselės. Man gėda prieš savo vaikus, kad aš to nedarau. Aš nešoku nuo aukščiausio lieptelio baseine, nes man yra paniškai baisu ir aš tada jaučiu prieš vaikus gėdą. Tai va. Matai, vėlgi pastebė, kad kitam tam gėdos priešingam spektre yra malonumas. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, tau gėda prieš vaikus, tai malonumas yra būti šauniu tėčiu. Ne? Taip. Ir vat staiga tu šito malonumo netinki, nes vat tau yra gėda prieš juos. Arba, žinai, tu bijai aukščio ir tau dėl to gėda, bet matyt, kad jeigu tą baimę sutvarkytum, kartais tas aukštis galėtų suteikti kažkokią džiaugsmą ir malonumą. Kažkokių patyrimų smagių. Labai, jo, pavyzdžiui, ten kalnai ir visi kiti dalykai, kas tikrai yra labai... Jo, bet kita vertus, labai vėlgi atskir, kad tu turi baimę, o gėda jau tau sako, kad tu esi kažkoks netoks, kažkoks nepakankamai geras ir kažkuo blogas, vadinkim taip. Ir vad gėda ir jinai yra apie tai, koks aš esu. Gerai, aš suprantu, Laurinai, bet tai dabar žiūrėk, aš tau kitą iš karto metu. Ką daryti žmogui, kuris vengia naujų pažinčių, vakarėlių, susibūrimų, nes jam gėda dėl jo manimų, jo didelės nosies. Jam gėda. Jis gėdijasi, čia nosis kaip pavyzdys, gali gėdyti sausų. Aš, pavyzdžiui, žinau daug vyrų, kurie labai gėdijasi slenkančių plaukų. Juos visaip kaip slepia, kartais labai juokingai. Taip. Nes tai yra gėda. Yeah. To, kaip aš atrodau arba koks yra mano kūnas ir man yra dėl to gėda, tai matyt bus į gėdų ten top 5 ar top 10 tikrai įeis. Žinai, O ką su tuo daryti? Su tuo reikia dirbti ir kaip tai daryti yra įvairiausių būdų. Ypač paauglystė, beje, yra tas etapas, kai paaugliai gana dažnai patiria gėdos dėl to, kaip jie atrodo, kokie jie yra. Aš manau, kad paauglystė turbūt šiaip yra vienas toks gėdos prasme intensyviausio etapo. Tikrai taip. Ir aš kai galvoju apie save, neturėjau aš labai lengvos tos paauglystės, tai sakant, labai sunkiai ji buvo. Ir man buvo gėda dėl to, koks aš esu. Kūniškai turiu omeny, dėl savo tam tikrų fizinių trūkumų. Aš savo kailiu žinau tą jausmą, labai blogas jausmas, labai stiprus. Kas padeda, taip man matyti, taip susidėliojo aplinkybės, galbūt ir dėl to, ką aš mokiausi, psichoterapija ir taip toliau. Žinai, gėda baigėsi ten, kur atsiranda priėmimas. Įsivaizduok. Kokį nors tokį absurdiškai gal kiek skambės, bet paimsiu kaip pavyzdį, vyras plinka stipriai, jau šviečiasi plikė ir taip toliau. Ir tarkim ten kolegos vis patraukia per dantį, jau matau, jau ten jau plikė šviečia, jau dar kažkas, kažkas iš šeimos narių, kažkas iš dar. O žmogus save įsivaizduoja ten vešlių plaukų, su kažkokia šukuosena, jam tai skaudus klausimas, jam darosi gėda, jis ten galbūt pradeda su dar likusiais keliais plaukais slėpti tą savo, žinai, plinkančią galvą, galbūt pradeda peruką dėtis, kas iš vis ten gali visai kepurę, dar kažkaip, nebesilankyti kažkokiose vietose, kurios jam siejasi su tais žmonėmis, kurie jį gėdija. Ir staiga, pavyzdžiui, jisai susiranda kompaniją, kur, nežinau, kokiu nors plikagalvių klubas, ten koks nors plikščių klubas. Žinai, vyrai, bičiai, kurie visi nuplikė ir tuo mėgaujas. Ir staiga jis ateina ir jisai priimamas. Jie iš to gali juoktis, jie absoliučiai iš to nedaro problemos ir taip toliau. Ir staiga jis pradeda suprasti, kad šiaip jau, kad aš esu plinkantis arba nuplikęs, yra absoliučiai okei. Kitaip sakant, transformuojasi požiūris, koks aš esu. Nes prisimink, gėda yra apie tai, koks aš esu, kai su manimi vyksta tai arba aš darau tokius dalykus. Ir tas požiūris, kad šiaip visai cool būti plikščiu, nereikia šampūno, ten dar kažko, galima išnaudoti kažkokius aksesuarus, galbūt yra
visa eilė moterų, kuriuom labiau patinka nuplikę vyrai, jiems kažkokie, žinai, patrauklesni ir taip toliau. Ir staiga tas priėmimas, kad tai, koks aš esu, yra okei, padeda suprasti, kad ir sumažinti tą gėdos jausmą. Kitaip sakant, reikia ieškoti būdų, tai gali būti per knygas, per terapiją, per bendravimą su draugais, per tiesiogiai paprašymą palaikymo. Ne, tai pavyzdžiui, ar jūs galite nebekreipti dėmesio į tai, kad aš ten kažkoks? Arba klausykit, ten, žinai, šeimoje ten, ne, pavyzdžiui, ar jūs galėtumėt, labai noriu jūs paprašyti, ar jūs galėtumėt nebe ten komentuoti mano kažkokio tai trūkumo, nes man labai sunku dėl to, ne? Ir jeigu sąmoninga šeima, galbūt galėtų netgi tai kažkaip palaikyti, arba, kažkaip, ne? Tai požiūris į tai, koks aš esu, vienas iš būdų, kaip tai keisti, tai per aplinką, bet tai yra bet kuriuo atveju darbas su savimi. Aš manau, kad būtų labai naudinga, jeigu mes galėtumėm siūsti žinutę šitam savo podcast'e paauglių tėvams. Paaugliai susiduria su galybė problemų, pavyzdžiui, apkūnumo klausimas, gal perdėto lieknumo klausimas, spogai, šiaip branda, ta prasme, kai ten, žinai, tau po nakties nosis išaugus, bet ausis dar nepasivijo ir, tu prasme, visi per tą perėm, visi per tą žinom. Kaip mes galim padėti paaugliams patirt kuo mažiau gėdos, bent jau namuose. Arba kaip ugdyt, kad jisai būtų atsparus ir bendramžių rate, nes šiaip paaugliai vieni kitiems yra labai labai stipriai negailestingi. Taip, vaikai, paaugliai vieni kitiem yra negailestingi. Vienas iš būdų, kas gali vykti namuose, tai turėtų būti kuriama daugiau palaikanti aplinka. Tėvai turėtų aiškiai žinoti, kas jų paaugliam vaikam yra jautru ir gėdinga ir neeskaluoti šitų temų, o jas kaip tik palaikyti. Dar labiau savo pavyzdžių. Kitaip sakant, jeigu tu man sakysi, kad kažkokiu tai būti yra arba kažkaip elgtis yra, viskas okei, tame nėra gėdos, man tai tiek neveiks, bet jeigu aš matysiu, kad ir tu taip pat darai, aš tą suprasiu, supranti, tas mano, kas yra normalu, tas mano daviklis susireguliuos ir aš pagalvosiu, okei, tu šitaip darai, šitas šitaip daro, tai galbūt ir aš taip galiu daryti, galbūt tame nėra jokios gėdos. Aš labai džiaugiuosi mano šeimoje, šiaip to nebuvo visiškai, bet aš iš savo draugų tikrai šeimų, kai aš kalbu apie savo vaikystę, tai kiek patirpdavo vaikai ir paaugliai, nes mes ėjom per visus etapus, ten lenarai, dabar žiūriu, eina per tą patį, žinai, ten lenarai, ten kirpimas bliudeliu tuo vadinamu, ten ilgi plaukai. Aš turėjau dažytus plaukus. Dažyti plaukai. Aš turėjau vieną klasioką, kuris išsidūrė auskarą ausyje ir jis kitą dieną atėjo be jo suplėšta ausim, nes jo tėvas tiesiog grįžus išrovė tą auskarą, sakė, čia taip nebus. Ten dar pavartojo, aišku, seksualinės mažumas ir taip toliau. Bet tais laikais, tai čia aš kalbu prieš 25 kokius metus, namuose būdavo labai dažnai, tu pažiūrėk, kaip tu atrodai, tu neėsk tiek arba kažkaip, žinai. Aš labai džiaugiuosi, kad to dabar nebėra, bent jau mano aplinkoje, gal čia mano toks burbulas, bet aš labai noriu tikėti, kad žmonės yra sąmoningi, bet fiksuojant tai, kad kaip padėti paaugliui, tai neeskaluot ir kuo dažniau padėti pasijausti okei. Ir palaikyti, ir pabandyti suprasti. Bet žiūrėk, kad būtų labai aiškiai, paimkime, tarkim, apkūnumo problemą, ar ne? Mesgi nekalbam apie tai, jog mes turim bandyti slėpti dramblį kambaryje ir sakyti, kad viskas yra okei, bet turbūt reikėtų eiti per tą, kad dėl sveikatos dalykai, o ne išvaizdos dalykai galbūt turėtų būti keliami į pirmą vietą. Ar kaip? Pirmiausia, kalbėti apie tai, kad būti apkūniu nėra gėda. Taip. Pirmiausia. Tačiau būti mažiau apkūniu arba turėti ten tam tikras kūno proporcijas arčiau kažkokias sveikesnių yra daug privalumų. Bet gėdos tame nėra jokios. Matyt, žinutė turėtų būti tokia.
Tokia, ne? Ir apie tai, kad aš tave priimu ir myliu ir tu nuostabus ir nuostabi toks, koks tu esi. Viskas taip tvarko. Ok, paaugliai, bet dabar žiūrėk, paimkim, pavyzdžiui, ir poras, ar ne? Jo. Man atrodo, kad gėdos jausmo vedami labai dažnai poros užtraukia užuolaidas, išjungia šviesą, slepiasi po kaldra, Taip. nepersirengia vienas prieš kito ir kuo Taip. toliau, tuo daugiau tų gėdingų tokių situacijų atsiranda ir žmonės nutolsta, vedini gėdos. Yeah. Ką daryti? Matyti yra tam priežastis, kodėl partneriai negali, pavyzdžiui, į vienas kitą žiūrėti, į vienas kitą nuogą. Ne, arba tai tikėtina bus ypač tam partneriui, jeigu ne abu, bet bus vienas, ne kažkuris. Kaip taisyklė, tai dažniau matyti būna moteris, ne. Tai yra didelis klausimas, ką tu manai apie savo kūną. Ir kaip tu jautiesi, kai aš į tavo kūną žiūriu. Ir ar tu girdi, ką aš sakau apie tavo kūną. Dažnai moteris galvoja, kad vyrai meluoja, nes nori tik vieno. Ja. Sako, tu meluoji, kad aš gerai atrodau, nes tu nori laimingos pabaigos. Ir kaip įtikinti, kad tu nemeluoji? Ja, bet žinai, Gintai, kūnas apskritai yra tokia nuostabi tema ir labai plati, kad, pagalvok, šitą gyvenimą tu patiri per savo kūną, per šitos kaulus ir mėsą. Jeigu ne šitas kūnas, tavęs čia nebūtų. Dar kitaip sakant, kai šitas kūnas nustos būti gyvas, tavo gyvenimas baigsis. Taip. Kitaip sakant, viskas, ką tu patiri, beveik viskas, ką tu patiri savo gyvenime, bet taip labai beveik viskas, ateina per šitą kūną. Kūnas yra be galo didelė ir plati tokia tema. Išvaizda, ypač šiais laikais, kur mes turime besikeičiančias madas, trendus, išvaizdos, žinai, įvairiausius visuomenėje formuojamus reikalavimus ir taip toliau, ypač šiais laikais žmonės, kurie turi šiek tiek pasitikėjimo savimi tokių, problemų, jie gana dažnai užkimba ant to, kad aš esu nepakankamas, aš esu kažkoks, man gėda būti va štai tokiu, kokiu aš esu. Ir tada prasideda įvairiausi savęs bandymai tobulinti, kurie labai dažnai užsuka tokį irgi tą tobulybės vaikymasi ir niekaip nepagavimo tokį ratą, nes vis negana. Numesiu svorį, užsiauginsiu raumenis, pasidarysiu kažkokius plaukus, šukuoseną, gal kažką pasididinsiu, kažką pasimažinsiu jau su estetinės chirurgijos pagalba, žinai, ir taip toliau ir panašiai. Ir čia gana dažnai žmonės įkrenta į tokį vaikymasi, žinai, savo šešėlio, kurio niekada nepagausi. Ir ten jau, tiesą sakant, yra tam tikra obsesija, nes anoj pusėj tos gėdos nėra malonumo. Ir tada tu supranti, kad tai jau nebe visai gėda, tai jau tampa obsesija ir kiti klausimai. Ar tu sutiktum su manim, kad žmonės, kurie labai dažnai yra linkę gėdyti kitus žmonės, pavydi tiem, kurie gėdos jausmo turi mažiau? Žinai, kokį aš pavyzdį turiu? Aš prisimenu iš savo vaikystės, šiaip, gal net ne mano mama, nesvarbu, mačiutė ir kažkas, bet tai tarkim, yra paežerės situacija, ar ne, ir apkūnesnis žmogus, besidžiaugiantis gyvenimu prie ežero su mažai rūbų. Aš esu tikrai girdėjęs tokią frazę, kad, važiuoja, koks apkūnsu, jam negėda ir jam viskas gerai. Ja. Ir tu galvoji, tai vadinasi, tau viduje dėl kažko yra labai stipriai gėda ir tu nemoki džiaugtis gyvenimu. Kadangi mes artėjom pabaigos link, aš tavęs noriu paklausti, kas atsitiktų žmogui sveikai taip, ne? Ta prasme, ne visai išsioperavus gėdos jausmą, bet kas atsitinka su tam, kai tu nugali gėdą? Žmogus išlaisvėja ir gali mėgautis gyvenimu daug labiau, jis tampa laimingesnis. Ar mes galėtumėm duoti mūsų klausytojams kokį nors tokį lengvą pratimą arba situaciją, kurioje jis galėtų dabar išklausę šito epizodo pabandyti kažkur išlaisvėti ir pabandyti patirti, kaip faina tai yra?
Rasti. Nežinau, pavyzdžiui, dabar, jeigu mes pasakysim, kad, jeigu šiuo metu esi vienas ir klausai mūsų vienas, kai baigsi šitas podcastas, garsiai pasileisk muziką ir šok, turbūt žmogus susinervuos ir sakys, jie kalba nesąmonės. Bet iš tikrųjų, jeigu tai kažkas paimtų ir padarytų, irgi turbūt praeitų per visą ciklą, suprastų, kad užsileistų muziką, pradėtų galbūt judėti, tada galvotų, mano, aš gal išprotėjau, kokią čia nesąmonę darau, kas čia per absurdas, žinai. Bet jeigu iš tikrųjų atsipalaiduotų ir bent porą minučių taip nuoširdžiai pašoktų, žinai, kaip yra sakoma, šokti smagiausia yra tada, kai šoki taip, tarsi tavęs niekas nemato. Taip. Kai kūnas juda taip, kaip tarsi tavęs, kai nėra kažkokių taisyklių, kaip reikia tai daryti. Ne? Kaip tai yra malonu. Faina. Ir padarius, kad ir tokį nedidelį pratimą, aš garantuoju, pas tą žmogų veide atsiras šypsena. Šiaip su gėda yra kaip raumenis, jie yra tokia treniruojama, ne? Tai reiškia, kad galima imti labai mažus, galima pasidaryti gėdingų dalykų sąrašą, ne? Tada juos bandyti sugrupuoti nuo mažiausiai gėda iki jau labai gėda, jau numirčiau iš gėdos, jeigu jau šitaip, ne? Ir nereikia spręsti labiausiai gėdingų dalykų savo gyvenime. Galima pradėti nuo tikrai nedidelių. Pavyzdžiui, man gėda viešai kalbėti. Taip. Ir tada aš pasirinksiu artimiausiame kokiame nors įmonės renginį, giminės kažkokiam baliuje, atsistoti ir, pavyzdžiui, pasakyti tostą. Pasiruošiu, galbūt turėsiu lapuką, galbūt dar kažką. Reiškia, taip lietuviškai pasakysiu, challenging savo gėdą. Taip. Ir daryti tuos mažus žingsnius, vis einant prie rimtesnių ir panašiai. Ir tada, kas atsitinka, paprastai tai, pirmiausia, šiek tiek atsiveria akis, žmonės pamato, kad kai jie daro tam, kažką, juos kiti priima. Tai yra viena. Antra, kai jie daro kažką ir galbūt tai ne iki galo pavyksta, nieko tokio, pasaulis nuo to nesugriūva. Jo, tai pabaigai turbūt aš manau, kad mes ir turėtumėm savo klausytojams, savo žiūrovams palinkėti po truputėlį dylinti su ta gėda, nes daug smagiau gyventi, man atrodo, tada yra. Gal turi netyčia, jeigu neturi, tai viskas tvarkoja, bet gal iš atminties, gal yra kokia, pavyzdžiui, gera knyga apie gėdą. Ne, dabar galvoju, nežinau. Gal net romanas, koks filmas. Jeigu prisiminsim, mes įrašysim žodžiu. Kažką jeigu neprisiminsi, tai neprisiminsi. Tavo baigiamasis žodis, Laurinai, šitam podcast'ui. Ar tau dėl jo gėda? Dėl šito podcast'o? Ne, man dėl jo nėra gėda, bet aš tikrai pamenu, kai mes ruošėmės šitam podcast'ui, aš tikrai turėjau tos momentus, kaip aš atrodysiu, o kaip aš kalbėsiu, o ar čia bus pakankamai įdomu žmonėm ir taip toliau. Ir tą gėdos šiokį tokį periodą aš turėjau ir vėlgi galiu tik tais patvirtinti, tai daryti yra malonu. Tai daryti yra smagu ir jeigu aš būčiau leidęs mano gėdai mane užvaldyti, šito malonumo bendrauti dabar su tavimi ir kalbėti mūsų žiūrovam aš nebūčiau patyręs. Ačiū labai, Laurinai, tau, geštalto psichoterapijos praktikas. Ne? Mes šį kartą atsisveikinam, dėkojam, kad klausėt, dėkojam, kad žiūrit ir susitiksim kitam epizode. Ačiū visiems žiūrovam ir iki pasimatymo kitą kartą. Mažiau gėdos. Iki.